Vincas Mykolaitis Putinas. Altorių šešėlį. Savo tėviškės laukuose jis labai mėgo vieną kalnelį, kurį visi vadino Aušrakalniu ir kuris buvo aukščiausia visoje apylinkėje vieta, toli nuo bet kokios trobos ir bet kokio kelio ar tako. Ant šito kalnelio Liudas ir praleisdavo didesnę dienos dalį. Jis, kaip ir visi svajingo ir kontempliatyvaus būdo žmonės, mėgo plačius reginius, panoramas, kur žvilgsnys nekliudomai skrenda viršum visų daiktų, lygi tolimųjų melsvomis ūkanomis apsiūkusių horizontų. Tokia panorama prieš jį atsiskleisdavo nuo to kalnelio. Iš pietų pusės, pro tėviškės trobas, anapus kaimo buvo matyti miškas. Besitęsdamas į kairę ir pusračiu apsupdamas reginį iš užpakalio, jis vėl tolėjo ir tolėjo, kaskart vis labiau mėlynuodamas ir toli rytuose tapdamas siaura, tarp žemės ir dangaus ištiesta juosta. Persimesdamas į dešinę, jis vėl ėjo artyn, kol anapus kito kaimo, šiaurės pusėje, giliame slėny, virto nunykusių pušaičių ir laibų kreivų berželių giraitė, kur augdavo daug mėlynių ir veisdavosi gyvačių. Už giraitės, anapus, toli buvo matyti vėl aukšti derlingi laukai, medžiais apaugę viensėdžiai ir tolimų bažnyčių bokštai. Tos pusės vaizdas Liudui buvo įkritęs į atmintį iš pat mažens. Giedromis rudenio dienomis, kai į rugienas aplink kalnelį piemuo išgindavo kaimenę, Liuduką visuomet traukdavo pas jį nubėgti ir užlipti į Aušrakalnį. Kalno viršūnė, niekad nei ariama, nei sėjama, buvo apaugusi keista sausa žole, kvepiančiais čiobreliais ir geltonomis kačpėdėlėmis. Dangum plaukdavo atskiri balti debesėliai ir nuo kalnelio gražiai būdavo matyti, kaip tamsus dideli šešėliai šliauždavo dirvomis, arimais, pievomis, kalvomis ir slėniais. Bet Liudukas observuodavo vaizdą į dešinę pro giraitę. Atsitikdavo, kad diktokas debesio gabalas juodų šešėlių nuklodavo visus laukus iki pat giraitės, o anapus, už jos, kaip kokia pasaka viską šviesdavo ir tviskėdavo saulės spinduliuose. Ir jis negalėdavo atitraukti akių nuo to saulėto, tolimo vaizdo atskirto giraitės, kurioje veisėsi gyvatės, buvo tamsu, baugu ir drėgna. Anas saulėtas vaizdas atrodė jam kaip ir kitas pasaulis. Jis ten matė kažin kokius baltus rūmus, kokių šioj pusėj nebuvo, medžius, kurie nebuvo panašus nei į tėviškės gluosnius, nei į kaimynų beržus, ir bažnyčios bokštus, kurie saulei leidžiantis blizgėjo ir švietė. Ta vaizdą ir dabar mėgo klierikas Vasaris, tačiau jo akis vis labiau krypdavo į vakarų pusę, kur tęsėsi plati lyguma ir nei jokius miškas, nei pakilumas netrukdė matyti tolimiausių horizonto vietų. Čia jis žiūrėdavo, kaip leisdavosi saulė, raudona ir didelė. Ir joj, lyg kokiam stebuklingam žiūrone, jis matydavo kažin kokius aukštus medžius, kurių kitų metų niekad neįžiūrėdavo. Ant šito tėviškės kalnelio, bežiūrėdamas į tuos tolimus miškus ir tylius saulėleidžius, Vasaris nejučiomis pratinosi matyti gamtą pro savo jausmą ir nuotaiką, ir jis jautė ją baimingą, disciplinuojamą ir marinamą seminaristo širdim. Jis nejučiomis sau kūrėsi panoraminę gamtos schemą, kuri ilgą laiką buvo jam fonu, pagrindinės nuotaikos variacijoms reikšti. Saulei nusileidus aplink kalną žemose pievose, o kartais ir laukuose, nuo miško kairiai, lygi giraitės dešiniai pasklisdavo tiršti balzgani rūkai. Jei tai būdavo mėnesiena,
Jie atrodydavo kaip koks didžiulis ežeras, o tėviškės ir kaimynų trobos ir medžiai kaip kokios salos, paslaptingios ir nykios. Nyku darydavos ir klierikui Vasariui, tik dar nuo kalno bežiūrinčiam į baigiančius gesti vakarus, ir jis rasotų takeliu grįždavo namo. Rengdamasis gulti girdėdavo dar, kaip motina, atsiklaupus savo kambarėlį, atsisdusdama, šnabždėdavo ražančių. Aukšrakalnį klierikas Vasaris įprato lankyti kiekvieną dieną, kada tik būdavo namie. Tuo atostogų metu čia telkėsi visas jo proto ir širdies gyvenimas. Kartais, grįžęs nuo kalnelio ir įsižiebę žvakę, jis pabandydavo rašyti. Plati saulėleidžio panorama dar stovėdavo jo akise ir kalnelį išugdyta nuotaika dar gaubdavo jį visą. Tada jis parašė keletą geresnių to laiko eilėraščių, kiek leido neišsirutuliojęs jo talentas ir literatūrinio išsilavinimo neišmiklinta nuovoka. Jausminės emocijos stiprumas sudarė visą tų eilių esmę ir vertę. Gamtos elementas nuo to laiko poezijoje buvo tas pats, kurį jis matė nuo savo tėviškės kalnelio. Keletas panoraminės schemos bruožų, raudonas saulėlydžio dangus, mėlynos sutemos, balzganos ūkanos, žvaigždėtas dangus, mėnesiena. Jausminis elementas buvo tokis pat nesudėtingas, platus ir bendras. Liūdesys dėl praeinančios jaunystės, ilgesys plataus gyvenimo, laisvės, meilės. Kartais atvirkščiai, tylos ir ramybės. Nusiskundimas dėl amžinos vienatvės, kartais atvirkščiai, vienatvės pasilgimas ir jos apoteozavimas. Žengęs į kūrybos kelią jaunas poetas Vasaris tada nenumanė, kad kuo plačiau jis apima reginį nuo savo tėviškės kalnelio ir kuo labiau jis sujausmina visus savo vidaus gyvenimo momentus, tuo labiau siaurėja jo kūrybos plotas. Įsižiūrėjęs į toli mėlynuojančius miškus, kasdien tuos pačius, įžėrojančius saulėlydžius, kasdien tokius didingus ir melancholiškus, jisai nematė, kad čia pat, prie jo kojų, gyvena ir knibžda stebuklingai gražus to pačio kalnelio pasaulis, kur spalvų gausumas ir formų įvairumas tokis subtilus, o jų keliamos emocijos tokios paprastos, bet naujos ir įdomios. Bet ar jis kaltas, kad gyvenimas, į kurį jis taip anksti pateko, auklėjo jame emocinį patosą, nesveiką svajingumą, melancholiją ir pesimizmą, ir kad niekas jo nepamokė, kad gausios poetui medžiagos gali duoti ir kukli ramunė, ir mėlyno rugiagėlė, ir kvapus čiobrelis, ir vėjo siūbuojama smilga. Ant to kalnelio Liudas dažnai permąstydavo kai kuriuos seminarijos įvykius, ypač Varnėno išvarymą. Ta proga jis stengdavosi įžvelgti ir į savo pačio širdį ir paspėlioti, kas per kunigas gali iš jo išeiti. Bet šitie įžvelgimai ir spėliojimai tuo metu didesnio neramumo jam nesukeldavo. Labai bendro pobūdžio neaiški nuovoka, ypač esant tam tikram saulėlydžio ūpui, šnibždėdavo į širdį, kad seminarijoje jam ne vieta. Bet kaip tik imdavo svarstyti klausimą konkrečiai, tvirtesnio abejonėm pagrindo nesurasdavo. Savo talentą jis taip mažai vertino, kad iš to didesnių konfliktų savy nelaukė. Jo intencijos buvo grynos. Tiesa, jis buvo neperolus klierikas, bet tokių buvo daug. Jis su tuom apsiprato ir įvairiems skrupulam, kaip mokė dvasinio gyvenimo vadovai, nenorėjo pasiduoti. Jis žinojo, kad kunigo pašaukimui didelis pavojus grėsė iš moterų pusės. Čia irgi jo sąžinė buvo rami.